Labas. Galvojau, kad šita serija prasidės policijos komisariate, bet tikiuosi nereiks man ten važiuoti. Niekaip negaunu elektros prekių. Užsakiau prieš kokias geras 3 savaitės, gal daugiau. Ir ten tipo pristatymas per 3 dienas, bet jau 3 savaitės. Gavau iš tikrųjų vakar dalį, bet, žodžiu, aišku, užsakinėjau ne iš įmonės. O žmogus, kuris užsiima individualia veikla ir pardavinėja prekes ir tikrai kainos neblogos. Ir aš ten pasitikrinau daug dalykų, čia per skelbių radau ir, nežinau, gale video tikiuosi jau išaiškės, kaip čia kas nutiko ir pažiūrėsim, kaip čia kas, bet istorija tokia, kad pasižiūrėjau, bičias turi ten ir internetinę parduotuvę, ir sodybą, ir viskas ten sutampa, numeriai, pavardės, sodybose, dar kažkur, tikrai pasitikrinau, nėra kažkokio atsiliepimų, kad būtų blogi. Gerų irgi neradau. Tai žodžiu, užsakiau, iki pinigų sumokėjimo labai ten viską greit atrašinėjo, o kai jau atėjo laikas, kad man turi atsiųst, pradėjo, žodžiu, taip neatsakinėt greitai. Tai jau galvojau viskas, papuoliau, 2100 su biškiu buvo eurų užsakymas, viską aišku pervedžiau. Ir, ką žinai, galvoju, viskas papuoliau, bet iš tikrųjų, tokie irgi keistai, ne iki galo, nesupranti. Ir kelia ragelį, paskui jeigu ten nepakėlė, perskambina. Atrodo, nedaro šitaip ir atrodo, pastebiu aš tos kažkaip tai jau, kai afera kažkiek vyksta, aišku, skirtingi gal veikimo būdai. Bet žodžiu, kad čia atostogavo dar kažką, aišku, aš sutinku, kad yra tikrai tokių žmonių, kurie galbūt bijo pasakyti tiesą, kaip yra, bijo pasakyti, kad dar neturi prekių ir negali išsiųsti ir sako rytoj. Tai žodžiu, vakar gavau, bet iš tų prekių realiai gavau, užsakiau už 2100, gavau už kokius 500, dar liko, aišku, tenais labai ilgas, storas laidas pagrindė yra, be jo negaliu judinti darbų, nes realiai aš jau turėjau būti persikasęs kiemą, susidėjęs vamzdžius, susidėjęs elektrą naują įvadą, bet nieko nėra. Tai dabar sakė, okei, ten turėjo, kurjeris nepaėmė, nes buvo ryt ant paletės ir, žodžiu, reikalai. Matysim, kaip čia bus. Labai norėčiau, kad nereiktų važiuoti policiją, rašytų pareiškimų, paskui ten aiškintis, ojei, kaip negaliu pakęsti šitų dalykų. Ir tai sakė, šiandien išsiųs. Yra sukurtos, pavyzdžiui, Venipako ten, šitos dar neišsiųstos. Ten, žodžiu, įdomu. Tai, vakar prisižaidžiau. Elektrinę maišyklę turiu šito, skiedinę, bet tokią rankinę. Ir aš, kai ją sustabdai, gan ilgai sukasi. Ir aš tiesiog truputį pridedu ranką, taip jau pristabdau. Pirštinės būna dažniausiai biški apsitinkavusios, biški dar kažkokios. Ir tada vakare maišausi. Ir, žodžiu, pirštinės buvo visiškai naujos, guma minkštutė, tokia labai minkšta guma. Labai fainos pirštinės. Ir aš tik tai čiut priliečiau, man ranką susuko ir aš dar netyčia užspaudžiau dar gaziuko. Man tai va, kažkaip, žodžiu, pirštinė iš vis išplyšo, išklotinė gavosi iš jos. Ir ši čia dar tiek susuko, kad man tai va, žodžiu, išplėšė. Čia biškai įsidrėskiau. Žodžiu, šitą plerpt, va tai va. Tai žodžiu. Rankyčių geriau nekišti į besisukančius dalykus. Ir kažkaip aš darydavau taip, niekad nebuvo, kad pagautų, niekad nebuvo nieko. Taip aš lengvai pridedu, o čia pagavo momentaliai. Tai atrodo nepavojingas daiktas, bet būkite atsargus. Ir žiūrėjau, dar juokingas buvo dalykas vakar su pirštiniam. Vakar važiavau tam padėti Monikos tėvam išsikrauti pianino. Žodžiu, pasiėmiau naujas pirštinės, galvoju, čia varys dar iš Šilutę, pasiėmiau naujas pirštinės, susidėjau, ten nusiėmiau priekabą, pasidariau dalykus,
Atsisėdau mašiną, padėjau pirštinės ant vairuotojo sėdynės, paskui išlipinėjau ir ant pirštinės abi kairės. Nu ir taip, kur žiauriai skiriasi, tos gumų nėra, kitoj pusėje, arba man kažkas čia gliūčinusi, aš užsidėjau pirštinės skirtingas, bet iki šiol nesupratau, tai kas įvyko, tai žodžiu, juokingai. Pirštinių tema. O dabar varom toliau, pajudinsim vidų, iš tikrųjų, kaip sakiau, kad žiauriai sufeilinau su tom plytom, tai iš tikrųjų nesufeilinau, bus žiauriai gerai. Ir kad darbai pajudėtų, pasisamdžiau žmonių, kad pajudintų reikalus, nes liko biški daugiau negu mėno, kada mes jau privalom įsikelkom, mes čia sapaliojom, kad čia birželį, liepą, dar kažkada, dabar realiai tas butas, kuriame mes gyvenom šiuo metu, turi būti atlaisvintas iki spalio 1. Tai va, varom pažiūrėsim, kaip hebrai sekasi dirbti. Jeigu dar liks rytoj, tai rytoj norėsiu daryti. Pasižiūrėk, kokia tikrai šitas tapkas. Oho, pavyks uždėti visą. Nežinau, čia ko gero buvo kažkokia plyta. Aš noriu nuvažiuoti kontaktą. Darbą dirbti nori? Labai gerai. Galėsi padėti mamai gaminti pietus? Ne, nenoriu. Nori čia? Bet tai ne čia. Bet aš jį galėsiu kažkiek padėti, jinai galės su manim. Na, tu reiks tada didelį pirštinių ir batų. Einu. Ateik apsaug batus, bet tai gerai. Kvepia? Na, geras. Šaunuolė, tai vyksta labai gražiai. Kvapą tau šitas. Kvepia. Ulianika. Išėjo. Čia labai nulio darbuotus. Nulio darbavo, centras kur darbavo, dabar tavo jau, gerai? Oi, tai yra gerai darbuoja. Gerai, žinok, gerai. O gražiai gaunasi? Taip. Aš manau, Tu turi dirbti tati. aš tada dirbsiu. Gerai? Gerai. Pasiūlyk, aš ir pristumiu
sieną šlyvas, gerai? Sieną nudazai? Ne. Nu, tą jau padariau, matai? Taip. Aš tapu, pažiūrėk, aš tapu sieną. Labai gerai. Šauniai. Nukapstu šitą ir tada palaikau kibę. Labai gerai. Pažiūrėk, aš tapu. O, kaip tu čia gražiai, taip aš tau čia truputį va tą kampuką padėsiu, gerai? Oi, kaip čia gražiai viskas įtvirtai. Oi, kaip čia gražiai. Oi, kaip tu čia gražiai. Glazai, glazai. Labai. Galiu truputį padėti tam? Taip. Truputį pataisysiu čia jau tau per daug. O per vieną vietą galiu. Mamytė, be pirštinio. Be pirštų. Nedarai. Pasipilstuliau. Bet kaip Palankas. šiotas slaptuotas. Sleptuotas? Kas yra sleptuotas? Štepliotas? Taip. Šiaip su šitą labai nepatogu. Nu, tai didesnė, tai negaliu. Ne, jai tai gerai, bet palyginti su juo tai neišeina. Pačiau. Čia yra procesas tiesiog. Čia pati už to kampo taip užėlė? Jo. O ant žemės kiek. Kas tu toks? Vaizdukas ninja. Aš Rafaelis. Rafaelis. Nuo ko tu ginsi? Mundrus. Jėga. Va, iš ko vežliukas ninja pasidarė savo galvos raištį. Tai kaip jums mano brigada darbuojasi? Ką, Vincentai, padėjęs mano? Aišku. Labai nemėgstu tų kampukų tinkavimo metalinių, kur man ganėtinai sunku dabar suformuoti, geriau man bus kreivas visas tas kampas, negu tas kampukas, kur nusimuša ir lieka išlindęs. O čia nusimušė, tai net nelabai pasimatys, kad kažkas nutiko. Tai kažkiek yra reikalų suformuoti, bet panašu, kad bus jau super. Nu, čia Šilutės rajone tikrai greit vyksta dalykai. Buvau užpildęs seniai jau paraišką, kad sutvarkyti elektrą, pakeistų skydo vietą. Tai realiai sumokėjau prieš 2 dienas turbūt. Tai šiandien atvažiavo, aišku, aš dėl tų priežasčių, kad nėra laidų, nesu dar pasikasęs, tai dabar elektrą reiks pasimti iš toliau gerokai. Situacija tokia, kad šiandien pajungė tada dėžę naują ir man jau reikia pasijungti visą kitą. Ten aš labai nelysiu, dabar vat stato dėžutę, gręžia užkart prie stulpo, nuleis laidus žemyn. Ne, pasirodo sena sistema dar veiks, tai žodžiu galim toliau mes čia būt, turiu prasiklot kabelį, tik tai tada pajunginės viską. Tai logiška labai, žodžiu.
Jau atsibodo derint su to biču dėl tų prekių žiauriai užknisa. Suprantu, kodėl žmonės perka normaliuose parduotuvėse, moka daugiau. Aš ten nemaža gavosi, suma pigiau, bet jeigu čia šitaip reik varto ir paskui dar neaišku, ar gausi tas prekes, tai ragas. Išvažiavo. Einam pažiūrėti, ką padarė gero. Nu ką, dėžė stovi, laidai tam pravedžioti. Būčiau dar privažiavęs truputį, dabar be gerai ačiū. Yep. Atėjo metas truputį prasiardyti lubas. Nieko gero čia nebus. Jaučiu kris daug visko žemyn. Nes čia reiks didinti skylę kaminui, kuris bus didesnis negu buvo ir atsitraukęs truputį. Ir šiaip čia buvo degę, čia šitoje vietoje prakryta, kažkas biški taisyta. Tai žodžiu, čia nusilupsiu šitą gabalą, susitvirtinsiu. Čia birės belė kiek visko, man atrodo. Ir paskui ištaisysim iš naujo. Dar va čia atrodo trinkinėjau plytas nuo kamino, kurios buvo subėgusios. Tas plytas bandžiau pakeisti, bet va, 1, 2, 3, 4 vis tiek varvančios. Tai reiks jas dar išlupt lauk. Reikia kaukę užsidėti.
nieko nematau. Varau nusimaudysiu ežeriuką, nes tragedija. Vincentai, aš dar biškį papjausiu, gerai? Neišsigąsk. Maudynės panašu dar nusikels. Prisidariau čia archeologinių kasinėjimų, akmenukai tokie neblogi. Reikia išširdentios, nes neišeis normaliai išsibetonuoti, tai vienam tai jaučiu niekaip. Čia dar bus 1, 2, 3, 4, 5 dičkiai, dar tą pavyko išstumti. Dabar čia palieku. tą skylę reikia biškį dar primažinti. Ten iki čia pasiliks, o tą užsidaryti turi. Ten paliksiu kaminui. O susikūriau lauželį iš to, ką ten nuo lubų nusimečiau. Su Vincentu dabar esam dviese čia. Monika išvažiavo į Šilutę. Vincentas prastai jautėsi tą dieną, tai nusprendėm, kad liktų čia, tai dviese būnam. Tai kai jisai vienas kokio ramumo vaikas, tiesiog neįtikėtina. Jis gali čia sėdėti, ant kopėčių kažkur.
žiūrėt, kaip aš dirbu, kažką svajot, galvot, kažką nueit paveikt savo. Kai yra kiti, ypač Anikė, taip jį ten išdirgina, jaučiu, kad, nu, jis tiesiog konkurencija atsiranda kažkokia tai. Tai faina. Mes dabar jau antra naktis mes čia dviese. Tai labai smagu, kad galėjom taip pabūt. Žiauriai mėgstu laužus. Nusimaudyti taip ir nepavyko nuvaryti, jaučiu jau ir nevarysiu. Nors gal dar ir nulėksiu. Arba čia tiesiog vietoj. Rytoj likus chebrytė atvažiuoja. O kaip tu juos radai? Nu čia jie buvo, čia stovėjo siena, o jie buvo kaip sienos pamatas. Va čia stovėjo siena. Neatsimeni? Ne, nežinau. Aš galvau, kad va čia, nes čia, kur smėlis buvo, šitas kamuolys. Tai aš vakar nupjoviau dar ir grindis, va čia va. Anksčiau grindis ties čia baigėsi, aš čia nupjoviau, nes man reikės truputį plačiau pabetonuoti. Čia vanduo yra. O dabar kaip manau to per... Ačiū. Tu matai, ką nors per tą šalmą? Bet taip ir darbuojamės. Labą dieną. Tik tai du, ne? Šiam kartui 2. Supratau. Nes matuojam po košių, kad 4 turi būti. Jo. Galimai gal rytoj. Na, žodžiu, čia aš jau mėnesį vargstu su siuntėju. Nežinau, galbūt naiviai tikėjausi gauti visą siuntą, tai vėl negavau automatų krūvos ir pagrindinio kabelio. Tai iš tikrųjų žiauriai pavargau nuo šitos temos, tai aš nežinau, kaip susiduria, nu, kaip dažnai žmonės susiduria su tokiais dalykais, kai viskas vyksta, bet labai noriu pasitikėti žmonėm, bet neina. Tai nežinau, ką daryti dabar. Man jau reikia judinti reikalus, kabelio pagrindinio neturiu. Oi, labai tikėjausi ir kaip mačiau, kad tik tai... Žiūrėjau, bet pavyzdžiui, įdėjo laidą, sako, ten dėl to, kad aš čia vėluoju, viską įdėsiu dar vieną ekstra laidą. 100 metrų įdėjo 3 ant 2,5, tai nežinau, jo vertė ten kokių 90 eurų. Nu, tai atrodo žmogus, antrą kartą atsiuntė siuntą, negavau to, bet, atrodo neapgavikas viską ir... Bet negaliu suprasti, bet nepasako, priežasties, kodėl negauna, ar iš tikrųjų gal neturi prekės, tiesiog bando prastumti laiką ilgiau, kad aš nedingčiau kažkur, žinai, kad kitų nenusipirčiau, nežinau, bet tokie verslininkai, tai tragedija. Ką tik kalbėjau su tuo žmogum, tai duoda iš tikrųjų vilties kažkaip, aš vis noriu tikėti, kad žmonės nėra apgavikai ir žinau, kad jų yra daug ir viską, bet kažkaip stengiasi atsiriboti nuo tokių variantų ir papasako situaciją, kad ten aš pirkau kabelio 5N16, varinį kabelį, 130 metrų man viso reikia. Tai sako, aš turėjau 108 dar likutį, tada kažkur sako, buvau išvažiavęs, turėjau tavo atkirpti kolegą, tada iš to, žodžiu, bet paėmė, ten kažkas kitas nupirko, 100 metrų liko 80, tada sako, aš negavau, tada dar kažką, tai sako, dabar yra penktadienis. Sako, pirmadienį, antradienį man turi 500 metrų atvežti ir tada, žodžiu, aš jau turėsiu. Ir suprantit, tai tęsis ilgai, labai greit savaitę praeina ir to atrodo, bum, žinai, nieko. Tai va, trūksta man to kabelio ir krūvos automatų iš jo. Tai, žodžiu, aš pats dabar varysiu į Vilnių ir
tiesiog nuvarysiu pas jį pasiimt kabelį ir iš tikrųjų jau buvo N kartų kilę idėja parašyti pareiškimą ir ten viską, kad grąžintų pinigus. Bet kažkaip, atrodo, vis pasitikį ir suprantu, kad nutinka visų tokių situacijų. Ir man, gaminant baldus, būdavo visokiausių situacijų, kur, tikrai ten kas nors atsitinka, arba tu vėluoji, tiesiog kažko negauni, kažką tai paskutinę naktį sufeilinai ir tau reikia perdaryti. Tikrai sutinku, kad būna, bet tas labai erzina, bet aš kitu atveju galvoju, nėra pasaulio pabaiga, kad čia aš negaunu kabelio. Tai tikrai gyvenam iš tikrųjų labai gerai ir nėra čia ko parintis, tai nuotaika nėra, kad būtų bloga užsienėse, bet nuotaika nėra bloga ir išgyvensim, tikiuosi gausiu tą kabelį ir tiek. Ką dar norėjau sakyti, tai kviečiu į pagalbą man, tikrai reikia pagalbos, liko mėnesį įsikėlimo ir tikrai jau mes neieškosim kitos vietos, kur keltis, važiuosim čia, kokia be būtų situacija, tai iš tikrųjų, kas galit, norit, atvažiuokit, pagelbėt ir kas norit atvažiuoti į svečius, atvažiuokit, bet dirbsim, žinai. Turėsim gerų pokalbių, turėsim gerą laiką, pavalgysim, pailsėsim, bet darysim dalykus. Tai reikia tikrai daug dalykų pajudinti ir tai va, kas norit, galit. Visą rugsėjį bus talka pas mane, bus porą dienų, kada būsiu išvažiavęs, bet iš esmės non-stop būsiu čia ir ruošim gyvenimą šioje vietoje. Tai tikrai nebijokit rašyti ir žinau, kad šiaip nėra taip lengva talką padaryti, pasisikės draugų, tu turi suorganizuoti įrankius, medžiagas, kad nieko netrūktų. Tai parašykit, kas norit, atvažiuosit, pagelbėsit, susipažinsim, žodžiu. Viskas super. Kol kas su šitais visais kabeliais istorija nesibaigia, nei skelbsiu dabar pavardžių, nei nieko, tiesiog nenoriu nei šmeižti, nei kažką. Tai pasidalinsiu, kai baigsis istorija, tai jinai baigsis tikiuosi greitai ir tada ir viską ir pasakysiu. O dabar sakau iki ir gero jums vakaro.